Giedriau, jums teko nusifilmuoti sekso prekių parduotuviai. Nežinau, ar dažnai užsuka ten ne kaip personažas ir kokia patirtis jūsų šiuose reikaluose? Sekso prekių parduotuviai? Taip. Kiek aš esu užsukęs, aš gal pirmą kartą ir užsukau. Bet jis žino, kaip sakau, kaip pirmą kartą, tai reiškia visą laiką. O aš tai ne pirmą kartą pavyzdžiui. Ne, aš tai nebuvęs kažkaip tai tuos atsekšiu. Man labai patiko. Melagis. Tikrai labai daug visko ten, man labai patiko, gražu tenai. Nu jau nebuvo. Ko tik nėra ten, žinokit, jergutėlių, ko tik ten, ką žmonės tenai perka ir naudoja, pasirodo viską. Ten nėra taip, kad, nu, žinot, aš tai galvoju, ant juokelių, žinot, nu, kur nuperki ant juokų tenai atsit gimtadienio progą. Ne, žmonės, ten tokių aparatų, ten tokių mechanizmų yra. Kur tau? Ten, pavyzdžiui, sakau, ten yra kaip ir verpimo staklių visokių, ten kaip arklių muziejui šitam Mamykščiuose. Labai panašu ir dydžiais ir visko. Kokių rūbų yra? Nu, rūbai tai ten tik tai šniureliai, ten ne rūbai. Karpinukai ten yra. Nu, žodžiu, visko, ko ten yra, jeigu širdis geidžia. Ir ten yra slaptos durys iš kitos pusės, jeigu gėda užeiti pro paraldinis. Tai vis tik spėjote išanalizuoti, ar ne? Nu, iš kur užeiti. O ne, o taip.